Gerai, supratau. Jokio streso. Na, jokio streso. Tai aš iškart pas jūsų dar atinu. Taip, dabar reikia nenulėkti kažkaip. Tai. Nice. Okay. Tai iš tikrųjų tas, ką dėl Pompikės paklausti, jeigu galima vėl išsipakuosiu truputėlį. Tai taip, Pompikė šiandien, Marijau, yra. Tik jinai šiandien yra biškių kitur. Jinai šiandien atvyko manęs palaikyti ir jinai yra tarp žiūrovų. Šiaip jeigu atsisuktumėt, galėtumėt ir pamojuoti. Vat pačioj pirmoji eilėje ir sėdi. Paplokim Pompikiai. Jinai ten. Tai va, jinai bus tenais, mane palaikys ir prieš viską pradedant, Marijau, ar galėčiau, Marijau? Čia bus triukai, šitoj pusėje. Aš tiesiog jas pasilgęs buvau. Supratau, okay. Marijau, ar galėtumėt išmaišyti kortas? Paimkit pats, mums netrukus reikės. Dabar, Justinai, kai klausėt, kodėl aš vėl čia atėjau, tai aš čia atėjau dėl to, kad čia Lietuvos talentų scena yra nuostabi vieta sukurti kažką naujo. Ir šiandien aš noriu pasiūlyti tokį dalyką. Žiūrėkit, Marijau, Inga, jūs abu esat, jūs realiai gyvenat muziką, jūs esat dainininkai, tuo tarpu Justinas dar ne. Tai mes pabandysime va šiandien trysia kartu sukurti, Justina, jums idėjų pirmąjai jūsų dainai. Fantastika. Jo, tai yra idėjų tekstų, idėjų melodija ir taip toliau. Sounds good? Pabandom? Super. Ok, Marijau, kaip sekas su kortom? Aš pasiimsiu tada atgal. Tai va, tai pradėkim tuomet nuo melodijos. Mes šiaip iliuzionistai. Čia neturėjo dabar groti šitą muziką. Bet čia Pompikės muzika. Ne, žinokit, jinai nebe ten, aš matau, jinai, žiūrėkit, arčiau atsistūmė su visų stalu, jinai negali ramiai išbūti, kai aš darau triukus. Tai gal paplokim truputį, Justinai, atneškit jūs, tegu sudalyvauja pas mus. Jo, atneškit, okei. Padarom triukšmą, pasikvieskim Pompikę arčiau. Okei. Tik Pompikė? Tik Pompikė. Čia tokia profesinė lyga pas ją, nieko tokio. Dėkit kur nors šiandien. Tai negalėjai biškai pabūt, palaukt, vat, būtinai reikia. Ok, nu tai gerai. Yes. Gerai, ką mes kalbėjom? Dėl melodijos, pradėsim nuo melodijos. Tai Marijau, Inga, jums reikės dabar išrinkti bet kokias 6 skaičių kortas. To mums reikės melodijai. Tai pavyzdžiui, vat, 4, 10. Tūzas irgi beje tinka, nes jau bus kaip vienas, ok? Mums netinka vadamos, bartukai, karaliai, va tokie. Dabar, Marijau, jūs maišėt kortas, tai pradėkim tada gal nuo jūsų, ok? Padarom tokį dalyką. Aš duosiu tokiais, vat, kaip oktavėliam tokiom, pradedam. Traukit vieną bet kurią ir atverskit, dėkit čia nais, ok? Taip, 4, labai gerai. Inga, jūs traukit vieną, irgi, bet kurią. Verskit. Netinka, jo, kad būtų skaičius. Skaičius, labai gerai. Pompikiai galim duoti ištraukti, irgi žiūrėkit, nukelsim. Jo, tegu jinai sudalyvauja. 4, ok, irgi 4, gerai, tinka. Toliau, dar reikia 3. Taip, Marijau, dar vieną bet kurią. Ok, verskit. Netinka, gerai, kitą. Netinka. Ok, traukit. Turim, labai gerai. Inga, dar jau beveik pabaiga, dar porą, gerai. Vieną, irgi, ne. Puikiai sekasi, ok. Gerai, turim, gerai. Ir pačią paskutinę, Marijau, su jumis užbaigsim. Turim. Viskas, žiūrėkit, turim. Čia bus mūsų melodija. 4, 1, 4, 6, 9, 8. Dabar pereikim truputį prie teksto. Va čia šitam blanknotėlėje aš išrašiau, atrinkau 25 žodžius, kurie labai dažnai kartojasi dainose lietuvių kalba. Pavyzdžiui, pirmas yra meilė, tikrai dažnas, ar ne? Ir jų yra iš viso 25. Inga, jums reikės dabar sugalvoti skaičių tarp 1 ir 25. Galit mintyse kelis kart pakeisti, kad nebūtų kažkokios įtakos. Ir kai pasakysit, žiūrėsim, koks tenais bus skaičius. Sakyk, pagalvokit, keiskit, sakykit. Skaičių? Taip, tarp 1 ir 20. 8. Kiek? 8. Ne, tai neišeis tada, jeigu 8 šitą. Ne, gerai, jokavim, čia mes net nedarom triuko. Ei, mes kūrėm, čia net netriukai. 8, tikrai, viskas vargai. Gerai, taip, žiūrėkit, pirmas, galiu parodyti keletą kitų. Pirmas, antras buvo namai, trečias buvo diena, tada naktis, kelias, ugnis, 8 buvo, ar ne? Sapnas ir dabar parodysiu 8. Ar galit jūs abudu nežiūrėti? Inga, svarbu, kad tik tai jūs matytumėt, gerai? Dar ir tu nefilmuok, kad negalvotų, kad mes gyvenam kartu ir tu padedi man, gerai? Taip. Matai, žinai, ką reiškia, Inga? Gerai, paprašysiu dabar šitą žodį užrašyti su markeriu, jau galite jūs neatsisukti, ant to vat lapo tenais, iš kitos pusės taip, kad nieks nematytų. Tiesa, ten buvo 8, kol Inga nubėgs, parodysiu dar kokių žodžių turėjom. Dangus, saulė, ranka, daina, taip toliau ir taip toliau. Jinai išsirinko 8 ir užrašys tenais. Kol neįrašo, aš atnešiu savo pianiną truputį arčiau, nes čia ir bus visa smagybė. Puikiai, čia turbūt matosi. Galiu grįžti? Gerai, jo, ir grįžkit atgal, puikiai. Dabar, žiūrėkit, beje, labai svarbu. Labai svarbu, kurias kortas jūs išsirinkote ir labai svarbus yra eiliškumas. Taip, tai yra, pradėsim vat nuo 4 ir užbaigsim su 8. Galėjo būti visko, pavyzdžiui, galėtų ištraukti, tarkim, Marijau, 3 pradžią, ar ne? Viskas orgas. Jeigu būtume 3 ištraukę, pavyzdžiui, 1, būtume nuo 3 pradėję, arba būtume, pavyzdžiui, kitą 6 ištraukę, būtume užbaigę su tai ir taip toliau. Bet turime tą, ką turime. Bandysiu groti čia. Dėmesio, taip, 4, 1, 4, čia galim filmuoti dabar, 6, 9, 8, žiūrėkit, taip, tyliai klausom.
4, 6, 9, 8. 8. Gera melodija. Labai graži. Šiaip žmonės ploja dažniausiai tokiose vietose. Aš padėsiu biškį. Jo, tikrai labai gražu. O šiaip, nėra, kad kažkaip tokia, ne tik kad graži, bet ir girdėta kažkur. Žiūrėkit, galim dar kartelį skroti, 4, 1, 4. Žiūrėkit, kad... O jeigu dar biškim pakeistume kitą ritmiką, pavyzdžiui. Mama! Queenai, ane? Queenai, Bohemian Rhapsody. Dabar žiūrėkit. Ar gali tai būti, kad Inga, Marijau, jūs ką tik sukūrėt Justinui šedevrą, tokį patį, kokį Queenai sukūrė prieš maždaug 5 metų. Ir beje, dabar žiūrėkit, užduotis tikrai visiems. Klausimas toksai. Kai aš vėl pagrosiu, žiūrėkit visiems, koks pats pirmas žodis šauna į galvą, kurį norisi va tiesiog dabar va visą gerklę sudainuoti? Mama! Just kill the man. Bet žiūrėkit, esmė yra kokia. Čionais buvo Ingos ir Marijaus magija. Čia aš realiai nieko mes su Pompikė nepadarėm. Mes turime kitą magiją, jinai yra va čia, šitam kompakte. Čionais yra video iš ateities. Jį pasileisim, ten yra video, netrukus pamatysim ten. Kai mes paleisim, žiūrėkit, padėsiu Pompikę va čia, jinai per Bluetooth'ą sujungta su ekranu, kai aš paspausiu, turėsime kai ką pamatyti. Stebim visi įdėmiai. Pasiruošę?